Aš kartais dabar juokauju, kad esu perfekcionistė in recovery, nes sunku pastebėti tos, jie yra labai automatiniai tie elgesio modeliai, tai tarkim aš knygą rašau 7 metus, ne dėl to, kad labai noriu, ne dėl to, kad aš sknisnėjau, dėl to, kad man reikia tiek daug kartų perrašyti, iki kol aš pagaliau suprasiu, kad čia pakankamai gerai, nors man pačiai niekada nebūna pakankamai gerai. Tai tas visas, kas yra gerai ir tas paralyžiuojanti baimė kažką daryti, nes niekada netitiksi savo paties standartą. Nežinau, čia gal labai pažįstama daugelį žmonių, ateina iš džimo, jos geria kavą kavinėj, ir jis sako, Gabija, kaip tu gali šitaip save kankinti, kodėl tu 6 ryto eini į tą džimą. Žinok, aš kitaip negaliu. Kažkas yra manyje užprogramuota, kad aš kitaip negaliu. Ir jis sako, nu gerai, o gali dabar kelias valandas nebūti overachiever ir tiesiog einam pasivaikščioti. Aš sakau, gerai. Man 7 metai Malazijoje labai pakeitė mano santykis su pinigais, kad nieko nėra blogo su pinigais, kad tai nėra purvinas dalykas ir norėti uždirbti pinigų ar jų turėti. Lietuvoje kažkaip yra standartas, kad būti rašytojų neapsimoka. Nu, čia tikriausiai nes neprisigalvojau, ar ne? Ne. Rašyti knygas daugiau į minusą dėl savo ten marketingo ar kažką, bet ne tai, kad kuri iš to gyveni ar ne. O kaip yra tau? Vat iš ko tu gyveni? Kaip tu matai šitą dalyką rašymo perspektyvai? Aš prisipažinsiu, kad negyvenu iš rašymo. Tai šiuo metu gal, kai kalbam, tarkim, apie vizualius menininkus, tai yra lengviau išeiti į užsienio rinkas. Vis tiek Lietuva yra tikrai labai nedidelė rinka bet kokiai prekiai. O kultūra, ypač lietuvių kalba parašyta literatūra, 3 milijonų šalyje, kur labai nedaug kas skaito. Na, būkim realistai. Kita vertus, tai aš gyvenu iš kitų veiklų. Mes vyru turim investicinį fondą, kartais nekilnojamo turto kažkokie projektai vyksta, tai labiau projektinė veikla, kuri, taip kaip čia, duona ir sviestas ant stalo. Tai man labai patiko paskutiniam tavo romane Grybo sapnas tokia metafora, kad viena veikėja save apibūdino kaip bulvė, nes Pastarnoko šeimoje buvo šiaip sau daržovė, tokia, apie nieką visur galima rasti, o restoranuose prabangi, kaip tik atvirkščiai toksai, o avokadas jam atrodo kaip tik prabangus ir ten gal neįperkamas, neapsimoka ir panašiai, o restoranuose gal jau toks jau nuobodus, ar ne? O bulvė, jinai pristinka visur, prie visų, bet nėra pagrindinis akcentas. Ir man kažkaip taip įstrigo šita mintis, kad apie tą, kad gyveni kažkaip ne savo tą gyvenimą, ar ne, labiau prisitaikai ir būni šalia kažko, ar ne, nu čia aš taip interpretavau. Labai gera interpretacija. Ir man įdomu, ar šita metafora tavo gyvenime kažkaip buvo, nes ten vyko grinai transformacija, kada jinai suvokė pokytį savo gyvenime ir nusprendė judėti kitaip. Tai ar tavo gyvenime kažkas buvo tokio? Kodėl iš viso tokia atsirado metafora? Manau, ta metafora labai atėjo iš mano apmąstymo apie moters vietą šiuolaikiniai visuomeniai. Tai tikrai turėjau gyvenimo situacijų, kur pagaudavau save, kad minimizuoju savo nuomonę, norėdama kažkaip neišsišokti. Ir manau, kad tai labai didelė dalimi yra mūsų tokia kultūrinė terpė ir lūkestis moteriai, kad nei per prastos, nei per prabangios, turim visiems patikti, galbūt atsikelti labai anksti ir susitvarkyti plaukus, bet vyrai čia galvoja, kad viskas labai natūralu ir ten lyg ir dažaisi, bet kad niekas nematytų, ir rengiesi, bet ne per daug, kad niekas nepagalvotų, kad čia trying too hard. Yra visiškai nerealistiniai lūkesčiai moterim, ką jos turi padaryti, kaip jos turi atrodyti, kaip jos turi
tvarkytis su vyrų pasauliu, kaip būti ne per daug agresyvios, bet savim pasitikinčios. Ta prasme, neįmanoma. Anksčiau ir vėliau tu kažkam neįtinki ir tada atsakymas iš visuomenės dažniausiai būna labiau pasistenk. Tu gali. Žinai, tu esi protinga, stipri moteris, tu gali, tu viską suderinsi, žinai, tau tik tai reikia tų 36 valandų ir tikrai ir papildus spėsi, ir veido rutiną, ir sportą, ir darbą, ir viską, ką tik nori, ir dar bus apsiskaičius, ir išsilavinus, ir viskas tau bus gerai, labiau pasistenk. Ir man, žiūrint į aplinką, savo draugas ir tą visą krūvį, kuris tenka. Tai man šita metafora yra labai apie tą visiškai konfliktišką savyje, kur iš moterų tikimasi tobulumo, kaip iš bulvės, kad jinai, neturėdama jokios asmenybės, galėtų būti tiek, nežinau, tas paprastas greitas maistas, tiek tas vadinamas comfort food, ką valgome, kai širdutė skauda, tiek kažkoks haute couture, bet niekada savimi. Ir man labai įdomus tas lūkestis ir kaip sunku jam nepasiduoti, nes būti savimi reiškia būti, iš karto eini prieš bangas, ir turi būti pasiruošęs tam atmetimui, kuris neišvengiamai vyksta, nes turėti savo nuomonę tam tikrą prasme yra didžiulis nusikaltimas. Beje, su Grybo sapnu ir iš to ateinančiam įžvalgom, recenzijom labai tą pastebėjau, kad, tarkim, aš netitinku kažkokių įprastų ideologijų kaip rašytoja ir tai, nežinau, žmonės glumina ir tai grįžtant prie bulvės, man tikrai rašant Grybo sapną buvo svarbu apmąstyti moters poziciją toje visuomenėje, kurioje aš užaugau. Tam tikrą prasme, galbūt aš tiek tapatinuos, tiek nesitapatinu, nes niekada nerašau biografinio teksto, tai yra vis tiek labiau mano tyrimas į aplinką ir man labai norisi atspindėti visuomenę, kurią aš matau. Norisi nesusireikšminti kaip asmenybei, nes nesu aš labai svarbi ir menininkas, manau, yra svarbus tiek, kiek jisai gali kaip veidrodis atspindėti, sugerti ir pateikti visuomeniai atgal tai, kas mes esame. Dėl to labai daug tų dalykų, kuriuos rašau, jie nebūtinai atitinka mano pačios vertybės. Šiaip labai įdomu, nes aš labai man neatėjo tas smalsumas sužinoti, kurį veikėja labiausiai panaši. Bet gal yra kažkuris, kur sakytum, čia daugiausiai. Aš Benas. Tas, kur nusileido pelikanas. Šiaip galvoju, gal kaip aš įsivaizdavau rašydama tas visus veikėjus, kad mes visi savyje turime kažkokių asmenybės dalių, gal kažkas kažkiek turime Almos, kažkiek turime Inos ir kažkiek Dustino, ir kad čia turbūt, jeigu pasimtume kiekvieną iš mūsų asmenybę ir įsižiūrėtume, tai rastume tas visas dalis. Kažkokia. Tiek labai noro viską kontroliuoti, tiek tokio nesuvokimo, kas vyksta, tiek kažkokio aukos sindromo, noro išsilaisvinti. Man atrodo, tam tikrą prasme tie veikėjai įkūnė kažkokį tokį prototipą. O tada galbūt galėtum pasidalinti kažkokiais savo transformaciniais įvykiais ar suvokimais pati, atsiejant šitą knygą, nes toj knygoj ten galima rasti labai daug transformacijų visų žmonių, visų veikėjų. Ten transformacijų knyga. Tikrai, ir gal tu pati esi atradusi savyje kažką, ką jau grinai siejant tavo istoriją. Ką aš esu atradus, tai gal, kad didelę savo gyvenimo dalį pragyvenau labai kontroliuodama dalykus
ir to nesuprasdama, nes dažniausiai mes labai gerai matome, kaip kiti žmonės yra, ar kokie ten jų trūkumai, ar problemos, bet labai retai save galim pamatyti taip iš tiesų kritiškai, bet su meile, ne iš to tokio teisiu save ir noriu padaryti geresnį, bet tiesiog, vat, kaip aš esu. Ir man atrodo, tas mano polinkis į kontrolę ir tam tikrą perfekcionizmą, aš kartais dabar juokauju, kad esu perfekcionistė in recovery. Nes sunku pastebėti tos, jie yra labai automatiniai tie elgesio modeliai, tai tarkim tas, aš knygą rašau 7 metus, ne dėl to, kad labai noriu, ne dėl to, kad aš sknisnėjau, dėl to, kad man reikia tiek daug kartų perrašyti, iki kol aš pagaliau suprasiu, kad čia pakankamai gerai, nors man pačiai niekada nebūna pakankamai gerai. Tai tas visas, kas yra gerai ir tas paralyžuojanti baimė kažką daryti, nes niekada netitiksi savo paties standartų. Nežinau, čia gal labai pažįstama daugelį žmonių kažkuria prasme. Aš irgi esu recovering perfekcionistė. Tai va, man atrodo labiau, kai pridedi tą žodį recovering, jau biškai lengviau gyventi, nes susigyveni su to. Tai vat, kalbant apie transformacijas, man čia turbūt pagrindinė Grybo sapno mintis yra žmonių iracionalumas ir kaip labai viena kitai prieštaraujančių idėjų, sąvokų pasaulių gali tilpti viename žmoguje. Ir tai labiausiai matosi manyje. Ir aš dažnai pastebiu, kaip aš ten, tarkim, nežinau, įsivaizduoju, kad esu kokia nors labai morali, bet atostogos, kur nors šiltose kraštuose, man viskas gerai, nors ten gal norėčiau, kad tas klimatas būtų balansuotas ir nesikeistų. Tai kaip labai lengva nepastebėti savyje to, kad taip, bet ir kiek to telpa. Tai mano transformacijos ir ateina iš to, kad aš pradėjau pastebėti savo tam tikrus elgesio modelius, kurie man pasirodė juokingi, patetiški, aš labai tą žodį šitam romane gal kaip tokį kodinį. Žinau, kad jis daug kas erzina, bet man kartais patinka erzinti. Ir stebėdama save ir matydama tos visus kaip, nežinau, kažkokius nelogiškus, racionalius, susipainiusius, kur ten labai nuoširdžiai kalbėsiu su draugiam, koks esi intelektualus žmogus ir kaip tenais nedarytum tam tikrų dalykų, bet tą patį vakarą juos darai. Tai man atrodo, kad jeigu nežiūri visą tai labai rimtai ir gali iš savęs juoktis, gali juoktis iš visos visuomenės, tada tai labai išlaisvina. Gal tu atsimeni kažkokias situacijas, kada tai buvo grinai, kad pastebi, kad taip elgiesi. Aš čia klausiu dėl to, kad, žinai, ten sako, kad trigerina dalykai, kurie yra tavyje, arba, aišku, aš ne 100% taip manau, nes yra ir ribų peržengimas ir panašiai, bet tikrai tas būna. Ir man buvo įdomiausia situacija, kai studijose coachingo mane erzindavo mergina, kuri žiauriai daug kalba. Ir mums tada reikėjo pasakyti, pasidalink unikalumo apie kitą žmogų. Ir aš galvoju, tai tikriausiai, kad daug kalba, nes aš irgi matyt daug kalbu ir ten reiškiuosi. Ir mane erzina, kad daug kalba, daug klausinėja tokių paprastų, kaip čia, net, kaip pasakyti, paprastų klausimų, kurie ir taip aiškus, ar ne? Ir po to galvoju, bet man atrodo, kad aš ir taip darau. Aš žinau tą jausmą. Man taip yra su people pleasing, kur mane erzina žmonės, kurie taip daro, bet aš tikrai pati taip irgi darau. Ir tada pradėjau pastebėti, kaip, tarkim, kažkokiose draugų kompanijose turiu visai kitą nuomonę, bet ją nutyliu ir netaip labai polemizuoju, kaip norėčiau, vien dėl to, kad žinau, kad čia visiems labai nepatiks. Ir vėlgi tai yra, nes kartais tingiu, kartais tiesiog neturiu energijos
atstovėti visą pokalbį, nes gal geriau tą energiją nori jogai skirti ar kažkam kitam tą dieną. Tai, Šiaip šitas žiauriai smart yra. Jo, Kam įrodinėti, ar ne? Kam, bet kartais supranti, kad, tas people pleasing yra išlikimo strategija, kuri, tikrai pasiteisina šitoje visuomenėje, kuri yra gana netolerantiška ir ne people pleasing reikalauja tikrai daug energijos, drąsos ir aš kai, nežinau, susitinku žmogų ir galvoju, kaip jis people pleasina ir tada pagaunu save, taip, čia to žmogaus išlikimo strategija, dažnai tam tikrose situacijose mūsų finansinė gerovė priklauso nuo kitų žmonių, ar mūsų saugumas, ar dar kažkas, ir žinai, kas aš esu, kad smerkčiau, aš nežinau to žmogaus situacijos ir pati aš taip darau ir tada, kai supranti, tiesiog pasidarau, gerai, taip yra, taip kartais reikia tą energiją patausoti, kartais reikia pasakyti ne griežtai, nes tai yra tavo riba. Tai išmokti apie ribas, čia tiesiog, nežinau, toks kaip doktorantūra. Taip, jo. Žinai, kaip tu pasakei, mano vienas dabar pastarųjų periodo atradimas yra, kad šiaip people pleasinimas yra geras dalykas. Labai žmonėms patinka people pleaseriai. Taip. Jie yra labai naudingi, labai faini. Ir aš netgi, kai pasikeičiau iš people pleaserės į labiau tokią griežtesnę, užtikrintesnę, labiau žinančią, ko nori, reikalaujančią, žinai, tokią savo gal tas reikalaujantį labai, bet yra dalykų, kuriuo aš žinau, kad man reikia ir išsakau, tarkim. Ko seniau nedarydavau, man iš pradžių pačiai buvo nepatogu su savim ta nauja ir toksai, fainiau gyvenau, būdama people pleaserė. Ir tada galvoju, bet aš galėjau nueiti šiaip į depresiją, nes aš jau pastebėjau patterną žmonių, kurie yra people pleaseriai, jie neapsaugo savo ribų ir tada kažkaip save drožia, į save kaltę, į save gėdą, kreipia tą pyktį, visas emocijas į save, prisiema ir tada, žinai, galvoju, šiaip tai gerai viskas, geriau aš susipyksiu su keliais žmonėm. Jo, bet turėsiu tą vidinę ramybę ir savo... Jo. Bet, žinai, dar yra tas balansas tarp to, kur, tarkim, aš jau kaip turiu klientų, kurie ten, galbūt tas ribas mano jau peržengė ir panašiai, bet aš esu savo pasakiusi. Šitas klientas man yra labai svarbus. Jisai didžiąją dalį mano pajamų, tarkim, padengia. Aš galiu būti lanksti, aš galiu būti people pleaserė jam žymiai daugiau negu kažkam. Bet kai tu tai pasakai, kažkaip ta laisvė nukrenta. Galiu pasirinkti. Aš apsisaugau save, nes aš taip žinau, kad aš čia būsiu daugiau. Lygiai taip pat, man atrodo, su draugais artimais, kad tu gal nori daugiau, ar ne? Tai people pleasinimas tikrai man labai yra įdomi tema ir viena iš mano veikėjų knygoje, Upė, jinai labai siekia mamos pripažinimo. Visai tokiais būdais, kurie atrodo, tarkim, aš įsivaizduoju, kad skaitytojas skaito ir galvoja, kodėl tu taip darai, tai tavo mamai nesvarbu, kad tu ten būsi metų moteris, ar uždirbsi daug pinigų. Kartais tas people pleasinimas yra kažkokios susigalvotos fantazijos, bet jeigu aš tą pasieksiu, viskas bus gerai, jeigu aš tą padarysiu, gal tie žmonės mane pastebės, bet tai yra visiškai veltui iššvaistyta energija, nes nei tiem žmonėm to reikia, nei tau to reikia ir taip galiausiai ir atsiduri gyvenamas kažkieno kito gyvenimą, kur tau neteikia džiaugsmo ir tavo mamai irgi ne. Tai ir čia vėl grįžtam prie to esminio klausimo, kodėl žmonės taip daro, nes lyg ir atrodo, kad mes visi suprantame ir turime gana daug išsilavinę, vieni mažiau, kiti daugiau, bet, sakykime, mes stengiamės suprasti, kaip mes elgiamės ir visgi mes praleidžiam metus savo gyvenimo, darydami dalykus, kurie po to pasižiūri atgal ir galvoja, kodėl aš tai dariau,
Ir man tas labai įdomu, toks kaip esminis žmogiškos būties paradoksas, kad mums kartais reikia pereiti per tuos iracionalius, kvailus dalykus, kurie gal iš pirmo žvilgsnio ir atrodo kvaili, bet tik per juos mes kažką išmokstame apie žmogiškumą, apie save. Ir tiesą sakant, kai dabar žiūriu, aš nemanau, kad tai yra laiko švaistymas. Nemanau, kad tai yra kažkas blogai, kad kartais pereini ten tas visas duobes su perfekcionizmu ar people pleasing ar panašiai, nes tik taip kažką supranti apie tai, kas yra žmogus apskritai. Ir gal būna tokie žmonės, kurie gyvena kaip bokšte, kurie yra labai geros nuomonės apie save, kuriem niekada nieko blogo nenutinka, jie taip galvoja. Ir tada visus kitus žiūri, sako, ne, aš tai niekada nevėluočiau, aš ten niekada to nepadaryčiau, aš čia niekada savo ribų neperžengčiau ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tie žmonės gyvena iliuzijoje ir jie tiesiog praleidžia didžiąją dalį gyvenimo, nes tik tada, kai supranta, kad pats gali kartais prisidirbti, gali ir kitus žmonės suprasti, gali suprasti visų situacijų sudėtingumą, tada gyvenimas pasidaro toks turtingas, tirštas, įdomus, kiekvienoje net labai prastoje situacijoje gali matyti kažkaip, čia įdomu. Kad ir sunki patirtis, bet jinai daro gyvenimą kažkokį tikrą. Jo, girdžiu, ką sakai apie tą tokį, kad, čia kaip pažvelgsi į tas situacijas, ar ne, gali galvoti, kad mano gyvenimas yra šūdas, šūdų krūva, man niekas nesiseka, kodėl man taip, čia tas kaltas. Jo. Arba gali galvoti, visi mes kartais people pleasinam ir man dabar šitas žmogus gal nelabai patinka, kaip jis elgiasi, bet aš suprantu, kad jisai turi kažkokias tikrai vidinės priežastis, dėl ko jis taip daro ir gali rasti tą tokį ryšį. Artumą, ar ne? Priėmim, artumą ir savęs ir kitą. Ir tau gali nepatikti, ir nebūtinai tu su to žmogum ten, tapsi draugu ir panašiai, bet gali turėti tą akimirkos supratimą, kad mes esame ten pat, mes iš ten pat ateinam, mes to paties pasaulio dalis ir nekovoti, neatmesti, nesiekti pažeminti. Man atrodo, tie mūsų pozityvumo visuomeniai, tos neigiamos patirtis yra kaip kažkas, ką reikėtų labai greitai paimti ir išspręsti ir judėti toliau į šviesų rytojų. Bet tas šviesus rytojus yra šiandien su visom tom patirtim ir jose tikrai yra ir gylio, ir vertės. Čia, prie to pačio man dar įdomu yra apie tą pažinimo ribų praplėtimą, kur irgi tu visai nemažai kalbi, kad vien apie tavo kelionių išvykimą iš Lietuvos jau yra ribų praplėtimas, ar ne? Lygiai taip pat, kad tu gali būti ne tik rašytoja arba ne tik kažkokioje darbo pozicijoje, jau yra ribų praplėtimas. Kaip tavo gyvenime tos ribos pradėjo išvis plėstis, ką tu padarai, nes, čia kaip kalbam, kad gyveni toj savo fantazijų, iliuzijų, kad čia man viskas gerai, iš tikrųjų, tai gal gyveni net ne savo gyvenimą, ar ne, o kitų, tai kaip tu? Mano gal pradžia yra tai, kad aš niekur netilpau. Netilpau į jokį tokį gerą standartą ir visai, kai jaučiausi, kur aš čia galėčiau pritapti, kur man pasislėpti nuo pasaulio kokiame standarte ir aš tiesiog niekur netilpau. Ir tas netilpimas viena vertus jis kelia man tikrai daug nerimo ir dabar kartais kelia, net kai pagalvoju, kad nelabai jaučiuosi, kad pritampu prie kokios literatūros bendruomenės ir viena vertus mano vertybės ne visai sutampa. Ir aš gal ir nenorėčiau pritapti, bet visada yra vidinis ilgesys bendruomenės, kuriai norėtum priklausyti. Tai tas nepritapimas mane nuvedė iš pradžių antropologiją, kaip tokį esminį klausimą, kas yra žmonės ir žmonių visuomenė. Man tikrai paliko gilų įspūdį tie pirmi metai Londone studijuojant, kai tiesiog buvo vienas kursas, kur mes kalbėjom apie moteriškumo antropologiją ir apie raganas.
Ir aš visakai įsivaizdavau, kad tai yra kažkas praeityje, kažkas, kas buvo. Ir tada tik išsitraukiau statistiką ir supratau, kiek daug žmonių yra nužudomi šiuolaikiniuose miestuose, tarkim Londone, dėl to, kad kažkas juos įtarė raganavimu. Šiais laikais? Šiais laikais. O, čia tai pirmą kartą girdžiu. Jo, ten tokių baisių istorijų prisiskaičiau, kaip ten kokia viena šeima nužudo savo vaiką, kūdikį 2 metų, nes yra įsitikinę, kad tas kūdikis yra apsėstas demonų arba kaip ten bendruomenės. Tai tas mane atvedė į tokį suvokimą, kad pasaulis nėra toks, kaip jis atrodo ir kad mes gyvendami tam savo iliuzijų burbule, labai yra tikrai saugu gyventi galvojant, kad tau niekada taip nenutiks, tau viskas yra gerai. Bet tada nutinka. Ir čia mano gal kaip rašytojas atspirties taškas, kad mums visiems kažkada pasaulis pasibeldžia į duris, nesvarbu kokį tą dramblio kaulo bokštą pasidarai, kad tau viskas gerai, kažkas nutinka, miršta vienas iš tėvų, netekties skausmas, avarija, liga. Jeigu pats neini į gyvenimą, gyvenimas pas tave ateina su tokiu dovana ir sako, žiūrėk, dabar tu sirgi, labai sunkiai, gal numirsi ir tau reikia pagalvoti, ar tau iš tiesų viskas gerai. Tai mano tas netilpimas nuvedė į antropologiją, kuri dar labiau man atvėrė daugiau klausimų negu atsakymų. Ir taip atsidūriau Malaizijoje. Ir Malaizija man buvo labai gydanti patirtis. Jis yra šiek tiek, sakyčiau, gal kardinaliai kitokia visuomenė negu mūsų. Tai jeigu mūsų visuomenė yra labai apie motivaciją, siekimą, išsipildymą darbe ir tokį perfekcionizmą, kokie mes geri, Malaizija yra labai apie chill. Chill ir fun ir tokie ilgas vakarienės su draugais. Ir tarkim, net kaip būnu tenais, yra visiškai normalu Malaizijai parašyti žinutę draugiai, aš važiuoju pro tave, noriu pavalgyti kartu. O pas mus tai reikia planuoti. Reikia planuoti 2 savaites. Pasiruošti gerai, visko prisipirkti. Namus ten, ne viskas čia tobula. Ir į namus susitvarkyti ir tada, žinai, ten suplanuoti, kad kitą dieną anksti susitikimų neturi. Toks tiesiog viskas. Aš dirbu dabar, negaliu. Jo, žinau, šitą. Arba turi būtinai būti geros nuotaikos, negali sau leisti, kad draugai matytų tave palūžusi. Ir Malaizijoje viso to nėra. Gali tiesiog, nežinau, būti. Ir man tai labai buvo svarbu. Ir aš pradėjau galėti juoktis iš savęs, kur kartais mano draugės, aš ten ateinu iš džimo, jos geria kavą kavinėje ir aš sako, Gabija, kaip tu gali šitaip save kankinti, kodėl tu 6 ryto eini į tą džimą. Aš sako, žinok, aš kitaip negaliu. Kažkas yra manyje užprogramuota, kad aš kitaip negaliu. Ir aš sako, gerai, o galiu dabar kelias valandas nebūti overachiever ir tiesiog einam pasivaikščioti. Aš sakau, jo, gerai. Susitarsiu su savimi. Tai man tie 7 metai Malaizijoje labai pakeitė mano santykį su pinigais, kad nieko nėra blogo su pinigais, kad tai nėra purvinas dalykas ir norėti uždirbti pinigų ar jų turėti, viskas gerai. Va čia yra įdomu, menininkam labai dažnai tas būna, kad sako, kad aš kuriu, tai negaliu imti pinigų, arba nes, va dar esu girdėjus iš savo labai nuostabios jogos mokytojos komentarą, kad tie žmonės, kurie daro ten dvasinės ar kažkokias stovyklas, tai jie negali imti pinigų, nes tai yra pasipinigavimas, žinai, ir aš taip galvoju, bet tai kokia čia nesąmonė. Ja. Nes čia šiaip, tu darai gerą dalyką ir tu įkainuoji tos mainus to vertę, ar ne? Kiek tai verta? Čia vėlgi kažkoks yra iki galo nesuprantu, nes man atrodo, tai yra būdinga postsocialistiniam šalims. Tas toksai, kad pas mus atėjo kapitalizmas ir atėjo tikrai ne pačiu gražiausiu savo veidu. Ir galbūt, kai mes augome ir iki dabar yra susiformavęs, kad pinigų tu nori, bet pinigai yra kažkoks blogis. Ir tas toksai labai įtemptas santykis. Nors, tarkim, Malaizijoje mano dauguma draugų buvo iš etninės kinų bendruomenės. Ir jų bendruomenėje pinigai yra energija. Ir tai yra kažkas
labai gražaus, nes jeigu tu turi pinigų, tai tu perki ten savo draugam vakarienę ir, tarkim, perkina naujus metus, mažiem vaikam duoda pačiupinėti pinigėlį ir visą laiką linki prosperity. Ir man net žodis prosperity, tas, nemanau, kad mes lietuvių kalboje turime tiek daug gražių žodžių, kurie rodytų tą turėjimą pinigų grožį, nes būti turtingu ne visai tas pats, kas būti prosperous. Nu, pas mus turtingi tai prisivogia. Nu, dažniausiai. Būtent, kad kažkaip, jeigu turi daug pinigų, tai tikriausiai gavai juos kažkokiu nemoraliu būdu. Ir nežinau, kaip susiformavęs visas šitas kultūrinis samplaika. Tai manau, kad kai atvažiavau į Malaiziją, aš irgi buvau tikrai užauginta šitos tradicijos, kad menininkai turėtų nenorėti pinigų, kad menininkai turėtų rengtis apskurusiai ir būti kažkokie antikapitalistiniai. Mano iki šiol santykis su kapitalizmu yra labai problematiškas, bet man tai netrukdo nešioti batus, kurie man patinka. Nes aš suprantu, kad mes visi esame kapitalizme vienaip ar kitaip ir jame neturime pasirinkimo nedalyvauti, bet turime pasirinkimą reflektuoti. Tai mano tokia dabar yra pozicija. Bet yra įdomu, kaip tu pakeitai, ar ne? Ar tik vien supratus ir pakeitus tą šalį, pamačius, kaip kiti vertina tuos pinigus, tau taip paėmė ir įvyko kažkoks tas pokytis? Labai geras dalykas buvo atstumas nuo vertybių, kurios man atrodo savaime suprantamos. Nes, tarkim, jeigu augi vienam burbule ir visi turi daugmaž panašias vertybės, jos net neatrodo kaip vertybės, jos atrodo kaip tiesa. Ir kai truputį atsitraukia ir atsiduri visiškai kitokiai visuomeniai, pradeda save kažkaip žiūrėti ir galvoti, o kodėl aš taip galvoju, iš kur ateina mano šitas įsitikinimas. Ir po kurio laiko tada tas įsitikinimas galvoja, ar jis tikrai man naudingas. Ar man naudinga galvoti, kad būsiu gera rašytoja tik gyvendama kažkieno kito sugalvotais standartais. Ir tarkim, kad būdama rašytoja, aš galbūt nebūtinai turiu mėgti madą. Nes mada yra triviali. Ir paviršutiniška, o rašytojai turėtų būti tik tai apie tikrasias vertybės. Kieno tikrasias vertybės? Tai kai pradedi tas, pasiemi tą gabalą visokių įsitikinimų ir pradedi vieną po kito atidarinėti tas tokias skrynes lobių ir supranti, kad tau visiškai nebūtina įtikti ar patikti kažkokiem susiformavusiems stereotipam. Ir net jeigu labai stengsiesi ir norėsi įtikti, nepavyks, nes tie stereotipai yra prieštaraujantis. Nes viena vertus jie nori, kad menininkai neimtų pinigų, kita vertus, kad menininkai ten neprašytų kažkokių stipendijų ir nebūtų išmaldos prašytai. Kaip tai yra įmanoma, aš nežinau tiksliai. Tai, žodžiu, bet kokiu atveju you lose. Nebent gyveni savo gyvenimą. Bet čia irgi užsiminėjai apie tą, kad gali vienaip, galvoti kitaip kažkiek ir elgtis arba tas papriešinimas. Man atrodo, labai nemažai žmonių taip gyvena. Ir kaip pastebėti iš vis, kad tu taip gyveni. Aš net ant savęs kartais klausiu, kad kažkas gal nesutampa, aš vieną sakau, žodžiai sako vieną, o širdis tai ten visai kitaip, bet vien dėl to, kad tie įsitikinimai. Aš galvoju, kad tai tam tikrą prasme, manau, kad mes visi to turim, tiek aš, tiek tu, tiek visi, bet turbūt gyvenimo grožis ir yra, kad pažindamas save, bet kokios filosofinės ar religinės tradicijos išeitinis taškas yra pažinti save. Tai jeigu pažindamas savyje tos visus susiformavusius gumulus, kažkur atsineštus labai giliai įsitikinimus, iš tiesų judi link kažkokio, nežinau, žmogiškumo. Man atrodo, nėra turbūt kažkokio galutinio taško, kur atvyks ir viskas bus gerai, o labiau ta pati kelionė, kuri yra įdomi. Ir man labai įdomu tos dalykus savyje atrasti, kartais skausminga ir tikrai labai nemalonu.
kai, tarkim, man vienas draugas, aš jo paklausiu atvirai, ar yra kažkokių dalykų, kuriuo aš nematau. Ir jis taip pjovė savo kepsnį, pagalvojo ir sakė, ar tikrai nori žinoti atsakymą. Ir aš taip nubliavo, čia bus kažkas tikrai labai tokio. Sako, tu kartais būni tokia žiauri žmonėm. Pavyzdžiui. Ten turbūt buvo apie kažkokį pokalbį, kur aš tikrai pati to buvau neužfiksavusi ir nepastebėjusi, bet tiesiog jisai... Tas draugas man papasakojo situaciją, kur pokalbio metu aš turiu talentą taikliai pastebėti žmonių tam tikras savybės, jų silpnumą ir panašiai. Ir kartais aš tą panaudoju lyg tokį juoką, bet taip gana skaudžiai tam žmogui numesdama. Ir aš to buvau nepastebėjus visiškai. Ir man taip, aš žiaurus žmogus, kaip man dabar su savim gyventi. Na ir tada pradėjau stebėti, kad taip, aš kartais taip padarau. ir labai man buvo skausmingas tuo susitaikyti su šitą savo tapatybės dalimi, su ta šešėliu, nes visą laiką norėčiau matyti save kaip kilnų, švelnų, gerą žmogų, kuris visus išklauso ir taip toliau. Bet taip tikrai nėra. Ir tas susipažinimas su savo šešėliu, kaip tu atsakai, trigerina žmonės, kuriuose mes kažką savyje atpažįstam. Man labai įdomi ta šešėlio, ta visa koncepcija, nes aš dažnai jaučiu, kad būdama rašytoja, aš šiek tiek gal labiau vieša asmenybė negu norėčiau. Tai nėra mano didelis toks, nėra mano komforto zona. Aš tampu projekcija tam tikrų žmonių šešėliam ir tada stengiuosi labai to neprimti asmeniškai, kad čia labiau yra apie tos žmonės ir apie jų dabartinę stadiją gyvenime ir tai, ką jie manyje mato, kas juos labai erzina, yra labiau apie juos, bet vis tiek kartais sunku būna. Čia irgi, žinai, apie to šešėlius mes paskaitose mokėmės. Man pirmas buvo toks suvokimas, kad yra šešėlinė pusė, kurios tu nematai ir tave erzina, ir yra šešėlinė pusė, kuri tave žavi, žmonės kai kurie. Tai yra dalykai, tai ta šešėlinė, tai tas toksai labiau, ko tu nenori priimti, čia nėra blogo arba geros savybės, bet tokie, kur tau gal negatyvesni, ar ne? O kurie žavi, tai yra, kad tu neatsiskleidi dar, nors realiai tu turi tas pačias savybės, tiesiog kažkur save stabdai. Tai man irgi buvo toks įdomus dalykas, kad pastebėti, o tai kas mane žavi aplinkoj ir tai ką aš tokio turiu. Ir dar irgi buvo įdomu priimti, kad aš tai turiu belekiek tokio humoro, laisvės ir panašiai, bet aš tai noriu būti tokia, žinai, kaučerė, ekspertė, žinai, rimta moteris, labai tokia, o iš tikrųjų tai, aš būnu plevėsa, kartais vėjavaikė ir tada vėjavaikė ir kaučingo ekspertė, kuri turi turėti ekspertinę nuomonę, ten, žinai, pagal mano tos įsitikinimus, taip kažkaip netelpa, ar ne, į rėmą. Ir vat, žinai, tada, kai vis žiūriu daugiau tuos žmonės, kurie žavi ir galvoju, blemba, bet gal visai gražu, gal visai kažkaip, gal noriu. Jo, suprantu, nes man taip gal buvo su drąsa išdrįsti. Aš matau save labiau kaip pat menininkę, kuri dirba su pasakojimu. Ir pasakojimas kaip tokia mitologinė žmonių suvokimo, tiesiog kaip suvokimo būdas pasauliui pažinti. Ir mano 8 projektas buvo vienas tokių man labai didelių žingsnių, kai buvo tiesiog labai nedrąsu pabandyti pasakoti kitą formą. Ir man tas buvo svarbu todėl, kad romanas yra puikus, bet dirbi tik su kalba. Ir turi tik vieną įrankį. O taip norėjusi kažką daryti su kūnu. Ypač dabar, kai mano tyrimo metu, aš daug skaitau apie kūną, apie mūsų nesąmoningą pažinimą. Ir atrodo, kad man
taip norėsiu, kad žmonės tą grybo sapno idėją, tą visą savo racionalumą patirtų ir tiesiog gulėdami, ir tiesiog galvodami, ir kartu tai yra tokia provokacija, nes pakalbam apie emocijas, bet kartu ir labai gražu. Ir galvoju, ne, čia viskas negali tilpti visi tie dalykai į vieną. Ir kažkurio metu, gerai, gal ir gali, gal neturi prieštarauti tai, kad aš rašau romanus, tai, kad aš noriu pasakoti kitą formą, tai, kad man yra įdomu tiek kūniškos patirtis, tiek intelektualios ir abstrakčios mintis. Viskas gali šiaip egzistuoti, viskam yra vietos. Kai taip iš to siauro pasaulio pasidarai didelį ir tada supranti, kad gerai, telpa ir tas, ir tas, ir tas, ir galima iš tiesų būti labai labai dideliam lauke ir tai neprieštarauja vienas kitam. Ir mes pradėjome ties klausimų, kur pažinimo ribos prasiplėtė ir pradėjom nuo Malaizijos ir pinigų. Aha. Dabar dar praplėtėm, gal dar atsimeni grįžtant prie to pačio klausimo, tai kur vėl ten plėtėsi tavo tos pažinimo ribos. Man labai, tai kelionės tikrai visada yra svarbus dalykas ir tada tos asmeninės patirtis, tarkim, aš turėjau 8-kojį. Ai, tai va tas 8-kojis ne. Taip, aš turėjau 8-kojį akvariumą. Dėl kelionių tuo metu dar labai daug keliaudavom, tiesiog kadangi 8-kojį valgo gyvą maistą, tai nusprendėm jį turėti ofise. Tuo metu turėjom ofisą Gedimino prospekte ir tiesiog, kad visą laiką ten kas nors būna ir bus nesunku jį pamaitinti ir visi galės pasidžiaugti ir atrodė labai geras planas. Ir atėjo pandemija 20 metais. Ir buvo taip sunku ir žodžiu, tas akvariumo aptarnavimas, nes aš dabar turiu akvariumą ir ten kas 2 savaitės paima vandens mėginuką, siunčia į Vokietijos laboratoriją, pasižiūri, ar viskas gerai. Ir iš tiesų akvariumai yra labai sudėtingas dalykas ir tas 8-kojis mirė. Ir man tai buvo neįtikėtinai sukrečianti patirtis, nes viena vertus atrodo, lyg jis nusižudė. Žinai, aš naudoju tą žodį, nes aš nežinau iki galo, tiesiog jis suvalgė savo paties kojas. Ir tai galėjo būti liga, tai galėjo būti kažkoks bakterinis ar virusinis susirgimas, galėjo būti ir, žodžiu, mes nežinom. Galėjo įvairių dalykų būti, bet kokius 6 ar 8 mėnesius jis buvo toks laimingas, žaidžiantis, valgantis, augantis 8-kojis. Išgelbėtas iš puodo, tas 8-kojis paprastasis vulgaris, kur mes visi lėkštėse valgom. Ir tada jisai mirė. Ir tai buvo tas pandemijos 21 metai, kai ten užsidarinėjo, atsidarinėjo tas pasaulis, visas atrodė labai keistas. Ir man taip fiziškai atrodė, kad su tuo 8-koju kažkokia mano dalis numirė. Okay. Ir aš tada pradėjau galvoti, kaip mes suprojektuojame į gyvūnus ar į kitus žmonės ar į santykius. Turbūt net nesvarbu, ar tai yra su žmogumu ar su gyvūnu, bet kaip mes suprojektuojame tiek daug kažkokios savęs ir po to netenkame ir ta netektis. Gal iš pirmo žvilgsnio ir atrodo labai trivialu, kad turėjau 8-kojį, tas 8-kojis mirė ir aš tuo metu buvau Meksikoje dar, kai jisai mirė. Ir eidavau Tulumo gatvėm ir matau, kaip ten yra 8-kojos vyš papjaustytas ir kas nors jo nesuvalgo ir tiesiog išmeta į šiukšlių dėžę ir kiek iš tiesų nedaug vertės yra toje gyvybėje ir kiek daug vertės atsiranda tada, kai mes įsigilinam ją, įsileidžiam į vidų ir sukuriam santykį. Ir po to laiko man atėjo noras kažkaip kardinaliai pakeisti gyvenimą. Ir tas kardinaliai turbūt buvo terapija po 8-kojo, labai daug kūniškų visokių praktikų, išsibandymų, meditacija. Nežinau, būtent tas 8-kojo turėjimas, jo netekimas man sukėlė tiek daug klausimų apie tai, kas mes esame ir kodėl mes esame, ir kas yra gyvybė, ir kas yra santykis, ir kaip aš kuriu pasaulį. Tai taip tas atsirado 8-kojis mano gyvenime.
Ir vis dar yra. Ir ta netektis kažkokia, aš beje jį po to laikau savo šaldiklyje 2 metus. Negalėjai atsisveikinti? Jo, negalėjau. Jaučiu, kad aš turiu rasti kažkokius atsakymus savo, kad galėčiau jį palaidoti ir mes galėtume atsisveikinti. Ir jis buvo šaldiklyje. Aš žinau, kad skamba labai keistai, bet man negėda savo keistumą. Tai va, ir jisai buvo mano šaldiklyje. Ir aš per tą laiką gal labai daug kažkokių pakeičiau sprendimų, kurie net nėra, kad aš tam ėmiau ir pakeičiau darbą. Bet tokių kažkokių viduje persitvarkymų įvyko. Ir vienu metu jau atėjo tas viskas. Dabar aš galiu paleisti savo aštunkoją, man viskas aišku, aš žinau, ką daryti toliau ir koks yra mano gyvenimo etapas. Ir man jisai tapo kaip tokiu, turbūt mes visi turim tos savo guardian spirits, tokias kaip menamas dvasias, turbūt savo pasąmonės kažkokios dalis. Ir aš jį palaidau Neringoje. Ir dabar jaučiu, kad taip tiesiog susijungia visas istorijos. Palaidau Neringoje, parašiau knygą apie Neringą ir dabar galiu judėti į Vilnių, į mano pačią sudėtingiausią temą. Tai gal iš tų transformacinių dalykų taip ir norėjau pasakyti, kad kartais patys netikėčiausi dalykai gali tapti kažkokiu. Jo, net negalėčiau patikėti, bet man vis tiek yra įdomu, tai koks tas pokytis buvo. Nežinau, kokie veiksmai elgsenos modeliai, kas taip pasikeitė, kad jutai, kad kardinalus tas pokytis. Man atrodo, kad iki 20-21 metų aš turėjau gana aukštas kontrolės sienas ir tokią filtrą, kiek neįsileidžiu dalykų į save. Galbūt net tam tikrą labai sunku žodžiais paaiškinti, bet tokį kaip jausmų nejautimą galbūt. Tokių kažkokių neleidimo savo būti pažeidžiamam labai tokiose sudėtingose situacijose ir gal tokio nurašymo. Man viskas gerai. Važiuojam. Aš taip ir moteris? Taip. Ir mano energija dažniausiai būdavo į kažko darymą. Tai tarkim, sudėtingose situacijose, užuot pabuvus pasyviai, dažniausiai nukreipdavau energiją, gerai, čia kažkas nepasisekė, tai dabar aš ten darysiu tą ir tą ir viskas bus gerai. Man sunkiausia buvo įsileisti pasyvumą ir leisti savo pajusti tokius jausmus kaip bejėgiškumą, kaip kažko negalėjimą, kaip netekti, kaip riba, žodžiu, paleisti tą kontrolę. Ir galvoju, kad mano didžiausias pokytis po to buvo suvokimas, kad tos sienos man nepadeda, o trukdo. Nes tuo metu, gal kaip vyko visa ta aštunkojo istorija, aš pirmą kartą realiai pajutau, kiek daug nejautros yra manyje. Ir kiek kažkokių, yra tų sienų, kažkokių mano dalių, kurios yra nuo manęs užrakintos, nes gal man jos atrodo nenaudingos, neleistinos ar dar kažkokias. Ir taip pagalvojau, kad kaip menininkė aš turėčiau sau leisti būti tiesiog kaip yra, o ne kaip aš norėčiau, kad būtų. Nes aš turėjau kažkokią viziją, kokią aš turiu būti. Tai didžiausias pokytis buvo leisti savo po truputį būti ir leisti tai vizijai subirėti. Ir buvo labai skausmingas tas procesas, nes tai buvo tam tikra mirtis mano kažkokių įsitikinimų apie save. Dalies tavęs, ar ne mirtis. Labai puikiai suprantu. Man atrodo, čia, žinai, visi, kas eina terapiją, bet taip jau norinčiai eiti, ne tik tiesiog patiria kažkokią savęs netektį ir liūdesį ar savo įsitikinimu. Tai tu nepasikeiti, žinai, taip kardinaliai. Tai lieka tavyje tas people pleasinimas. Tu netapsi iš people pleaserio kažkoks tai... Jo, tu visi tiesiog savimi. Jo. Jo, tai būtent, kad kaip mes pradžioje kalbėjom, kad nuo tada, kai gali rinktis, kai elgesys nėra automatiškas. Šitas labai geras.
kad pokytis stiprus, kad elgesys nėra automatiškas, o pasirinki. Jo, kai tu gali pažiūrėti situaciją ir pagalvoti, ko man dabar reikia šitoj situacijai, užuot kartais, man atrodo, tas automatinis elgesys ir yra pavojingiausias ir kai mes galvojame apie tas didžiausias gyvenimo baimės, taip pat, pavyzdžiui, pragyventi gyvenimą, ne visai jį reflektuojant, ne visai jį jaučiant, ne visai įsigilinant. Tai yra tie automatiniai, kad nesaugia aplinka, iš karto people pleasing. Nėra, kad gerai, šita aplinka yra nesaugi, kodėl? Ar aš čia iš viso noriu būti? O gal, gerai, jeigu aš noriu būti, ar tikrai people pleasing yra geriausia strategija man pasiekti, ko aš noriu? Tai kai atsiranda visi tie klausimai, tada gali pasirinkti strategiją ir gal tikrai people pleasing yra geriausia strategija toj situacijai, bet kol neapmastai savo pasirinkimo galimybių, tai yra tiesiog toks default ir važiuoji. Žinai, kas yra fainiausia tame, ką tu pasakoji, kai tu pradedi neautomatiškai daryti, atsiranda užtikrintumas ir pasitikėjimas ir pagarba savo. Ir čia, žinai, kai irgi ateina, būna, kad ateina ir pas mane klientų pakeisti karjerą arba kažkokį tai santykį tarp draugų, ribų brėžimą ar ne. Ir aš tada jau suprantu, kad realiai mes tikriausiai kitus dalykus spręsim, kitką darysim, bet tas užtikrintumas ir pasitikėjimas ateina per savęs pažinimą, tas savybių visų priėmimą. Ir tada taip viskas kažkaip susidėlioja, kad tu renkiesi, ar aš noriu toj nesaugioje aplinkoje būti, ar aš renkuosi sąmoningai tą daryti ir kaip aš tada elgiuosi. Nes man, pavyzdžiui, būdavo, kad, kaip tu sakei apie tą pasyvę, man taip surezonavo dėl to, kad aš labai linkdavau, jeigu žmonės mane ignoruoja, tai yra elgiasi su manim pasyviai, agresyviai, tiesiog dingsta neatrašo, tai yra jų emocijos, jie kažkaip įsižeidžia dėl kažkokio mano nedadarimo, jų lūkesčio neišpildymo ar ne, tai aš linkdavau spręsti, bėgti, rašyti, glostyti, aiškintis, kas čia atsitiko ir kai aš vieną kartą tiesiog pasyviai nusprendžiau pabūti ir nieko nedaryti, galvoju, tai tie žmonės, jiem tik pagerėja, jie pabūna su to savo ir ateina. O aš nesijaučiu negerbdama savęs ir savo tokio kaip lindimas į šikną dėl žino ko. Žinai, taip grubiai. Ir kažkaip vieną kartą, antrą kartą leidau žmonėm pabūti, nes tas kontrolė, sukontroliuoti visų emocijas, kad visiems būtų gerai. Būkit. Jo, žmonės gali patys kartais savo emocijas. Jie yra suaugę. Jo, kartais negali, bet irgi viskas gerai, jeigu ir negali. Jeigu norės, gali ir paprašyti, ar pasakyti, kad man liūdna, tu mane įskaudinai, aš tikrai ateisiu ir atjausiu. Žinai, tai tas buvo toksai, ką tu sakai, kad pakeiti savo, susistabdai savo automatinį veiksmą. Man Ula Ambrasaitė, mano leidėja, sako, kad kiekvienas mano romanas taip ilgai užtrunka dėl to, kad tai yra tam tikros mano gyvenimo etapo, toks kaip brandos išrašymas. Ir Grybo sapnas, tai turbūt ir yra, kad aš einu per kažkokius etapus gyvenimo, tada labai stebiu, kokia yra mano aplinka, kaip kiti žmonės ir kažkaip natūraliai tas Grybo sapnas, viena iš tokių kritikų buvo, kad aš rašau labai madingom temom. Ir aš galvoju, o kas tai yra? Tada žmonės gyvena ir aš rašau apie tai, kaip žmonės gyvena ir tada man gal reiktų sugalvoti kažkaip, kaip jie negyvena, kad jiems būtų nemadinga. Apie kaimo glūdumą, senus arimus bulvių. Vyrišką literatūrą kažkokią. Ir tada tas, tarkim, tie visi aktualūs dalykai, man atrodo, branda ir yra tas leidimas savo būti pažeidžiamu kažkaip savyje.
Ir man atrodo, jaunystė yra labai apie tą energiją, kai nori viską daryti, patirti, ištyrinėti pasaulį. Ir kažkurio metu vis tiek atsigręži į save ir pradedi matyti, nematyti. Ir tikiuosi, daugelis iš mūsų galiausiai pradeda priimti save. Bet tas priimti save yra labai intelektualinė kelionė, galbūt ne tik terapijos prasme, kad išmokti matyti savo kažkokius elgesio modelius, bet taip pat yra visuomenės studija, kokia aš aplinkoje užaugau. Man dar yra labai įdomu, tai kaip tavo, kaip rašytojas, menininkės, nežinau, ne tik visame tai, ką mes čia apkalbėjom, tavo yra tas kūrybinis procesas, kaip tu veiki, kokios tavo rutinos, kaip tu gaudai tų mūzų, žinai, sako, menininkai reikia laukti mūzos. Tai vat kaip tu? Oi, tos mūzos. Galiu tiesiog nuvilti, kad mūzų nėra, bent jau aš su jom nesusipažinau. Gal jos kažkur gyvena egzotinėse kraštuose, bet nežinau. Ilgą laiką mano didelė problema buvo, kad aš tikėjau, kad tos mūzos kažkur yra ir kad reikia jų sulaukti. O po to atėjo tas tiesiog, ai ne, čia tik darbas. Mano procese yra du svarbus dalykai. Tai vienas, tai tiesiog ta išsimiegojimas, geras maistas ir tiesiog gera savijauta. Kūrybiškiausias mano laikas yra pirma dienos pusė. Tai stengiuosi keltis anksti. Žiemą sunkiau, kai keliesi 6 ir dar 2,5 valandos būna tamsu, tai šitas gali palaužti kartais. Bet šiaip, keliuosi anksti, pasidarau ten tokią išvedu šunis, išgeru kavos ir maždaug iki 12 yra mano pats produktyviausias laikas, kai stengiuosi neturėti susitikimų. Aišku, čia tokiam idealiam pasaulyje, bet ir skirstau savo kūrybą į tokius, vienas yra tyrimas, tai aš susidarau knygų sąrašus, kuriuos noriu skaityti, kažkokių procesų, tai tarkim dabar apie Vilnių labai daug skaitau ir man įdomus, tarkim, pokario Lietuvos Lenkų repatriacijos, skaitau apie tai, žydiško Vilniaus palikimas, tada skaitai labai ten įvairių tų knygų, kartais jos fainos, kartais tikrai labai ne. Tai yra tyrimas ir tokių kaip užrašų formavimas. Ir tai yra medaus mėnesio laikotarpis knyga, kai neturi dar struktūros ir tiesiog belė ką rašai ir žiauriai faina ir leidi ten tekstai lietis ir panašiai. Tada prasideda tas daug sudėtingesnis laikotarpis, kai turi atskirą teksto gabaliukus, juos skaitai, klijuoji, matai, ko trūksta, toliau tyrimas, vėl klijuoji, matai, ko trūksta, viską išmeti, pradedi iš naujo, klijuoji ir taip tokiais. Aš niekada nežinau pabaigos ir pabaigą parašau tik tada, kai jau nusprendžiu, kad baigta ir labiau kuriu pasaulį. Pasaulio veikėjus, kaip jie tarpusavyje, ką noriu, labai daug kartų perrašau, nes man svarbu ir kalba, kad kalba atitiktų kiekvienos mano knygos kalba skiriasi, priklausomai nuo to, kokios aš noriu nuotaikos. Tai vėlgi žmonės galvoja, kad čia tik aš taip kalbu, ar labai svarbu atskirti tą idėjos. Tai tarkim, Stasio Šaltokas, kurį aš baigiau 2017 metais, visiškai skiriasi kalba, nes kiti veikėjai, kitoks jų gyvenimas ir kitokias skambesio norėjau. Tai man pačiai sunkiausias dalykas buvo priimti tyrimą kaip kūrybinę dalį. Nes labai lengva, kai būna tie laikotarpiai, kai tiesiog, nežinau, išvažiuoju į rezidenciją ir apie man tikrai labai gerai kuriasi keliaujant, kai šiek tiek pakeitė aplinką. Ir ten parašai per dieną 3-4 puslapius teksto ir po mėnesio turi, žinai, tokį kelis skyrius ir jauties, turiu rezultatą. Su tyrimu kartais praleidau savaitę skaitydamas ir viskas, ką turiu, tai 2 puslapius užrašų, kur parašyta Vilnius mirė klaustukas. Ir galvoju, ką su to veikti, nėra rezultatų. Man labai sunku buvo su savim susitaikyti ir padėti tuos efektyvumo lūkesčius į stalčių ir priimti, kad kūryba kartais
Nu, jinai nėra tiesi, kartais išeini su vienu klausimu, grįžti su kažkaip visiškai kitu ir jeigu leidi tam procesui natūraliai įdėti, jis tave kažkur atveda. Bet labai baisu jam leisti, nes nežinia, visiškas uncertainty, labai norisi jį kontroliuoti. Tai, manau, paskutinių knygų toks kaip susitaikymo su savimi pažadas, kad vat šitą 4 romaną, kai rašysiu, tai leisiu savo tyrimui tiek laiko, kiek man jo reikia ir neskubėsiu rašyti ir ten kažką, pasiekti. Bet labai sunku, jeigu, tarkim, aš kažkam sakau, kad šiuo metu aš jau rašau 4 romaną, bet realiai esu parašęs 2 puslapius. Toks... Auč. Bet kaip įdomu su to tyrimu, ar ne? Aš netgi kažkaip iš karto taip pagalvojau, bet taip visame, kame, man atrodo, yra, ką tu bedarytum, tiesiog, žinai, tas varau ir nėra rezultato. Čia mes darėm tokią programą verslo pradžiai, kad varau, o nėra rezultato. Tai lygiai taip pat, kaip knygos rašyme, kažkoks tu skaitai ten tyrimą ir nėra ir galvoji, kur čia, kada čia šaus, lygiai taip startupą darytum kažkokį. Tu kaip dariusi nesupranti. Tai man lygiai taip pat su podcastais būna, kad aš atrodo, ruošiuosi tiem podcastams jau šiek tiek į priekį, ar ne, skaitau apie žmogų, tai va, pavyzdžiui, tavo atveju, tai ir ne tik, žinai, knyga yra, bet dar ir skaičiau straipsnius, klausiausi podcastus, tai ir galvoju, nežinau, kokie čia tie klausimai. Ir jie ateina tik kažkuriuo metu, tai bum, pradeda ir tą, bet tikrai pradžioj galvoju, čia tiek daug rašiausi, nežinau. Atrodo, čia, žinai, mažas podcastas, ne knyga, mažose vietose, startupas, tai dar ten kitas dalykas. Bet procesas tas pats. Taip. Tas nepatogus momentas yra, kur tu darai, bet dar nėra nieko. Ir kaip vat jį išbūti, man atrodo, visiems verslam, visiems kuriem yra labai svarbu mokėti tą išbūti, suprasti, kad čia normalus procesas. Aš daug galvojau čia, mes apie tos pokyčius kalbėjom, tai truputį grįšiu, bet čia labiau siejasi su mūsų dabartinė tema, kad labai svarbu mokėti išbūti nepatogumo toje būsenoje. Ir man atrodo, daug kūno terapijų ir gal net sportas tam tikrą prasme yra treniruotė išbūti kažkokią nelabai patogioj padėtį ir apsiprasti ir suprasti, jo, čia viskas gerai. Tai man atrodo, tam tikros jogos pozos, kaip inversions, ant rankų stovėjimai ir panašiai. Ir yra tas, labai baisu, bet aš galiu. Ir jeigu galiu kelias sekundės, vadinasi, galiu ir su savo knyga pabūti, kai nežinau, nei kur jinai mane nuves, nei kodėl, nei aš šiuo metu vaiduoklius tyrinėju, ar visą tokią folklorą siaubo. Kas yra baimė, kas yra siaubas, kas yra vaiduoklė ir ko bijo šiuolaikinis žmogus. Ir man ta pati tema yra labai labai įdomi, bet ne tokia didelė, tai baisu joje paskęsti. Ir kartu aš niekada tokio žanro nerašiau, kur tai, kas čia dabar bus, labai daug nepatogumo. Čia kaip vėl naują darbą pradėtum, ar nepakeistum karjerą. Jo. Išėjau į siaubo romaną. Tai dar turi kažką papasakoti apie procesus, ar galim tęsti čia? Gal dar turiu tokį man svarbų dalyką, kaip mes kiekvieną rytą valomės dantis. Man kaip rašytojai yra labai svarbus tas išrašymas. Ten tų tokių laisva ranka, 3 puslapiai. Ir ką supratau duoda šitą praktiką, išrašai visas tokias paviršinės kažkokias susikaupusias tokias dieninės, kasdienės mintis ir minteles. Ir kai jas išrašai, jų nebelieka ir jau atsiranda tas gilesnis proto sluoksnis, kur lengviau susifokusuoti. Ir man šita praktika labai padeda tokiam susikaupimui kūrybiniam. Tai... Čia kaip grybo sapne, apie tą grybą, kuris valdo, ar ne, tos mintis ateinančios. Jo. Tai tu praktiškai kiekvieną dieną ir stengiasi rašyti, ar ne? Stengiasi, jo. Ir tas man duoda
tiek tokio matau, kokiai aš su tą dieną būsenoj. Pagal tai, ar mano mintis ten sklandžiai dėliojasi, ar biški šokčioje, matau trumpi sakiniai, galvo, matau, šiandien biški įsitempus, tada reikia taip dirbti. Ir labiau net ne iš to, ką aš rašau, nes man visiškai nesvarbu, aš niekada gyvenime neskaitysiu, tikrai nebus Gabijos Grušaitės dienoraščių publikacijos, bet labiau iš to, kaip įdomu, kad skirtingai dienas keičiasi mano sakinių struktūra. Ir tarkim, ten aš būnu nepamiegojus ir staiga mano tie sakiniai tampa tokie skurdus, trumpi tokie. Ir tada, tarkim, būnu labai geros nuotaikos, išsimiegojus, saulėta diena ir staiga ten tas tekstas jau ten sklando ir labai lengvai. Tai įdomu pagal tai savo tokį kaip nusistatyti tos dienos temperatūrą. Ne kaip man atrodo mano protui, o kaip iš tiesų tos mintis dėliojasi. Tai gal iš procesų šitas man yra labai svarbus ir sportas. O kaip, pavyzdžiui, paleidi knygą, koks yra jausmas ir ką tu darai tam procese? O Dieve, šitas labai sunkus. Paleisti knygą, šiaip po 7 metų darbo kažkokį projektą paleisti yra labai taip, jauti, kad dar kažką ten tikrai galėtum geriau padaryti. Bet ateina nuovargis ir tada supranti, kad viskas baigiam, parašau pabaigą, atiduodu ir tada dar metus redaguoti reikia. Ir taip jau, o Dieve. Man labai, gal kartais pritariu Salinger, jis į savo paskutinį knygą jas rašė, bet niekada nebeišleisdavo. Nes yra iš tiesų sunku po to matyti tą visą visuomenės reakciją ir viena vertus labai gaunu daug privačių žinučių žmonėm, kuriam patinka, kurie atranda save, kuriam labai prasminga yra. Tai nemeluosiu, kad yra labai svarbu tai kūrėjai. Kita vertus, matai, kaip ten kažkokie vyrai sėdi podcastuose ir kalba, kaip čia yra moteriška kūryba ir ten dar kažkas. Ir taip supranti, kad nebeturi jokios kontrolės. Kas tai yra, tiesiog parašy kūrinį ir jis nuo šiol gyvena savo gyvenimą ir man tiesiog reikia jį visiškai paleisti ir su juo nebesitapatinti. Ir dabar galvoju, kad su paskutiniu romanu tai jau sekasi geriau, bet kai parašiau pirmą, man buvo ten 20 kažkeli, tai labai buvo toks keistas jausmas, nes žmonės neatskiria kūrėjo nuo kūrinio. Ir mato mano kūrinį kaip mano tęsinį ir tada kažkaip natūraliai suveda, kad mano vertybės galbūt yra tokios pat kaip mano veikėjo. Aš tai galvoju, o kurio tiksliai veikėjo, ten vertybės jums sutampa. Tai manau, kad man nepatogus yra tas viešas buvimas. Norėčiau turėti galimybę jo kažkaip kitaip būti, bet kartu suprantu, kad yra svarbu atstovėti savo kūrybą ir man nebaisu to, ką aš kuriu ir, žodžiu, nenoriu už to slėptis. Tai yra tas konfliktas, kad viena vertus norėčiau tiesiog būti nematoma ir žiūrėti, kaip žmonės reaguoja. Kita vertus, gal svarbu turėti balsą ir neleisti kitiems žmonėms pasakoti tavo istorijos. O dabar, kadangi užsiminėjai apie tas baimės, ar ne, tas susidūrimas čia su kritika ir panašiai, o tu dabar ir rašai knygą apie baimės, vaiduoklius. Tai iš kur kilo tas noras, kas tau įdomu yra apie tas baimės? Baimė yra labai stipri varomoji jėga ir dažnai kognityviai nesuprasta paties žmogaus. Žmonės gali patirti milžinišką baimę ir ją nuo savęs slėpti. Tai čia kaip mes pokalbio pradžioje pradėjome apie tą visą, kaip galvojam, bet darom kitaip. Man atrodo, kad šiuolaikinis pasaulis yra sukonstruotas ant baimės. Tam tikro nepakankamumo, baimės ir netgi mūsų oro uostai, žinai, ta žodis prevencija. Ateitis yra nežinoma, mes bijome ateities, bijome truputį ir šitos akimirkos ir labai daug gyvenimo procesų yra suformuoti baimės, bet mes retai kalbamės apie baimę apskritai. Ir man atrodo, kad tos visos simbolinės vaiduoklių istorijos, jos
padeda tom susikaupusiom energijom nutekėti ir kartu kalbėti apie tas baimės su tam tikru atstumu ir su jumoru. Ir galima Kaip metafora tokia. Jo, kaip metafora, ir galima tada iš savęs juoktis. Ir aš galvojau daug ten apie, tarkim, energetinius vampyrus. Tai ir studijuoju, galvojau, gerai, o jeigu energetiniai vampyrai netolimoje ateityje, kaip jie galėtų technologijas naudoti? Ir galvoju, tai tikrai jie ten tas appsus vūpsą nulaužtų ir žiūrėtų, pas ką daugiau energijos nusirpti negu pas kitus. Ir galvoju, kad, žodžiu, baimė yra vienas iš tokių paslėptų mūsų visuomenės dalių, ypač kai prasidėjo karas Ukrainoje. Mes tikrai labai bijome viso to, kas yra už sienos, bijome tos grėsmingos ateities. Kartu yra labai nedaug kažkaip tokios nepanikiško kalbėjimo apie baimę, o tiesiog apie baimę kaip apie mūsų jausmus, o ne apie baimę apie kaip tikrovę. Tai čia, tarkim, kai atskirti, kad mes dažnai galvojam, kad mes bijome, nes yra kažkur grėsmė už mūsų, bet baimė tiesiog yra mūsų jausmas, mūsų atsakas, mūsų santykis su tikrove, mūsų nesaugumas. Ir man labai norėtųsi aptarti tiek tas išorinės grėsmes ir kaip mes jas skaitome ir kaip skirtingi žmonės nuskaito skirtingas grėsmes arba tas pačias ir jas reaguoja, tiek apie tą vidinį parengties, tokios specialiosios padėties mygtuką, kur, man atrodo, dažnai gyvendami Lietuvoje mes turime labai didelį tą threat alert, palyginus su, tarkim, Malaizija, mano kaip atskaitos taškas, kur žmonės gyvena galbūt mažiau geopolitinių grėsmių turintis, mažiau traumų ateinančių iš, tarkim, Sovietų Sąjungos žlugimo, mūsų tėvų kartos, panašiai. Tai matau baimę kaip tokį didžiulį tyrimą ir nežinau kiek metų. Jo, dabar kaip pasakai, net pradėjau apmąstyti tas baimės, kad iš tikrųjų žmonėm yra sunku net pasakyti, kad aš bijau, pavyzdžiui, kad, čia bet ką dabar pasakysiu, kad paleisiu podcast'o ir niekas nežiūrės, ar ne? Kas drįsta sakyti, tavo statusui negerai yra sakyti, kad tu turi tokių baimių šnekėtis. Čia ne apie karą kalbant, karas tai jau labai stipru, man atrodo, jau gal ir kalbam kažkiek apie tai. Kažkiek kalbam, bet labiau iš tokio, ką čia padarius, kad to karo nebūtų, bet ne labiau, kad mes taip jaučiamės, tai yra nesaugu. Man atrodo, gėda ir baimė yra tokios dvi tabų temos, kur labai sunku žmonėm apie jas kalbėti. Ir to yra labai daug. Ta gėda, tarkim, jeigu būsiu kažkelių metų ir neturėsiu tam tikrų pasiekimų gyvenime, man labai gėda. Bet juk nekalbam apie tai, nors gėda irgi yra labai didelė tokia varomoji jėga, kai žmonės įdeda neįtikėtinai daug energijos, kad atitiktų tam tikrą visuomenės standartą, kad tik tai išvengtų to gėdos jausmo, to atskirties, to nepritapimo socialiai. Ir vėlgi tai yra varomoji jėga, negyventi savo gyvenimą, gyventi tą kažkokį visuomenės primestą standartą. Ir, žodžiu, man kažkaip visada įdomu tos tokios nepatogios temos. Čia, žinai, apie gėdą dar pagalvojau, kaip tik šią savaitę turėjau tokią situaciją, kur labai ar nesmulkmena. Ir buvau kaviniai ir ten netaip mūsų dideliai kompanijai netaip paskaičiavo kelias sąskaitas. Ir aš ėjau aiškintis, nes pradėjo kiti draugai aiškintis ir tada galvoju, gerai, ir aš tada pasiaiškinsiu. Ir mano tas tonas, kaip aš bendravau, man nepatiko ir aš išėjusi jaučiau gėdą, žinai, pyktį, kad aš, tai mus pavaišino, turiu omeny, nepavaišino, buvo labai skanus maistas, aptarnavimas puikus, žmonės suklydo, nesugeba ten susiderinti, nes procesai nesudaryti, bet man sukilo pyktis ir aš tą pyktį, žinai, išmečiau. Tai vat po to pajaučiau tą gėdos jausmą, kaip aš taip,
nesusitvardžiau, ar ne? Bet tada, gyvenime juk tai bus. Tai svarbu, kaip tu po to žiūri tai, kad tu nedarysi visko tobulai. Būtent, tai yra neįmanoma. Ir turbūt yra daug lengviau, jeigu mes galėtume turėti kažkokius tos, pasikalbėti apie gėdą arba pasikalbėti apie baimę, tie jausmai nebetampa tokie slegiantis. Ir neužauga ištisas ten, aš turiu būti tobulas, kad galėčiau gyventi šitoje visuomeniai. Ir man atrodo, yra dar tas skirtumas tos toksinės gėdos ir tiesiog gėdos. Ir irgi šitas man visai įdomus dalykas. Čia toks kaip mano tyrimo, ką dabar tyrinėju. Papasakok, kas čia yra toksinės ir paprastos. Jo, tai turbūt yra labai daug skirtingų krypčių. Tai čia viena iš nuomonių, kurias, žodžiu, kad gėda tai yra ta gėda, kurią ką tik papasakai, tai čia yra tiesiog jausmas, kuris kyla iš kasdienio gyvenimo. Jis yra labai nemalonus, bet būtinas, nes mes esame socialūs gyvūnai ir mes turime šitą jausmą kaip tokį stabdį, kuris mums padeda susireguliuoti savo buvimą sociume. Ir jis atlieka tam tikrą funkciją, nors yra geras labai dalykas. Jo. Toksinė gėda, kita vertus, yra dažniausiai chroniška būsena, kaip būna chroniškas stresas, kuris labai skiriasi nuo tiesiog streso, kuris yra geras dalykas tinkamų laikų, tinkamai vietai. Tai yra kažkoks giluminis įsitikinimas, kad su manim kažkas negerai ir dėl to man reikia kažką daryti, arba kažkaip būti, arba kažkaip nuo savęs bėgti, arba kažkaip pasislėpti ir panašiai. Tai man atrodo, toksinė gėda susiformuoja vis tiek tais vaikystės metais, kai galbūt neturi tam tikros santykios su tėvais, kuris tau pasakytų, kad tu esi toks, koks esi ir tada tu gali gyventi, bet kartais gali jaustis, kad kažkas su manimi buvo negerai, nes taip kaip aplinka mane veikia, kaip su manimi elgėsi ir kaip mane atspindėjo, aš jaučiu, kad aš buvau kažkoks nepatogus vaikas, kažkas vadinasi, kažkas turėtų su manim būti negerai ir tą galbūt galima pataisyti labai gerai elgiantis, people pleasinant ar būnant perfekcionistu. Ir tai yra trauminis atsakas. Ir aš manau, kad trauma yra vienas labiausiai nesuprastų žodžių šiuolaikiniai visuomeniai, nes žmonės traumą įsivaizduoja kaip kažką, kas gali nutikti Gazoje arba Ukrainoje arba karas, žudimai, mirtis. Jo, nors tai yra spektras. Ir tie, tarkim, jeigu turime savyje kažkiek perfekcionizmų, vadinasi, turime kažkiek savyje ir traumos. Ir tada, kas yra traumos ir streso kontinuumas, tai būtent situacijos, kuriuose neturim tinkamų įrankių susitvarkyti su tuo, kas su mumis vyksta, dažniausiai vėlgi vaikystė, nes mes nelabai turime resursų ir esame labai bejėgiai. Ir tada iš to besiformuojantis, kompensuojantis mechanizmai, kurie padeda užglaistyti arba kažkaip mums išgyventi. Tai yra susiformuoja tokia kaip išgyvenimo strategija. Ir manau, ta išgyvenimo strategija kažkurio metu, kai mums sukanka ten 30 ar daugiau metų, mes tik suprantam, o Dieve, mes esame išgyvenimo nuolatinėje pavaroje, o ne gyvenimo, ar kaip perjungti. Ir tada galiausiai turi tiek pažiūrėti į tas elgesio modelius, kurie yra trauminis atsakas, tiek į pačias gal šaknis, kaip susiformavo tie modeliai, nes jie visą laiką turi kažkokią pradžią, pabaigą, pasekmes. Ir man kaip rašytojai įdomu tai visuomenės mastu. Ir Lietuvoje visiškai žmonės šitą žodį naudoja labai kažkokiam keistom ir sako, traumuotas tu galva. Aš gal taip labai stipriai pasakysiu, bet manau, kad mes visi tam tikrą prasme gyvename visuomenėje, kuri turi susiformavusi tam tikrą trauminę aplinką. Tai yra mūsų baimės, gėdos, tos toksinės gėdos krūvis aplinkoje yra labai didelis. Tai yra visiškai savaime suprantama, turint omeny,
kokios istorinės aplinkybės mus formavo, koks netikrumas, finansinės, politinės, geopolitinės ir taip toliau. Ir jeigu tai taptų kažkas, apie ką galima šnekėtis, dalintis, vienas kitą paremti, manau, kad tai labai pakeistų dar kitos ateinančios kartos gyvenimą ir jų pasirinkimus, ir jų resursus. Bet jo, trauma yra vienas iš tokių man įdomių tyrimo. Ir man ne veltui, kai susitikom, aš ir pasakiau, kad man kaip kokia terapinė knyga buvo, nes labai daug ten yra tokių ir transformacijų, ir psichologinių, ką tu gali pastebėti labai kitose iš šono. Ir man atrodo, kad gali atrasti suvokimų skaitant tą knygą. Visai kaip terapijai kalbant, tai čia skaitant gali, aha. Ja, aš gal labai džiaugiuosi, kad kažką radai, nes labai, manau, man rašant svarbu yra rašyti ne apie save, o rašyti apie visuomenę ir kad visi galėtų atrasti kažkiek savęs ir tada patys susikurti tas prasmes tekste. Ir dėl to palieku labai daug vietos skaitytojo fantazijai ir nesubraižau labai griežtai, kaip ten kas yra, kad žmonės galėtų taip, kaip jie suprato, kodėl jie taip suprato, taip ir gerai. Ar aš teisingai suprantu, kad tu dabar gyveni per 4 šalis? Nu, taip. Gal gali papasakoti, kaip tau tai pavyksta ir kodėl? Taip, tai kai grįžau gyventi į Vilnių, tai buvo 2017 metais, man tai buvo svarbus psichologiškai grįžimas atgal į savo šaknis ir iš to gimė Grybo sapnas kaip knyga. Bet dabar aš jau taip pagalvojau, viskas, aš noriu į šiltus kraštus, man šitas klimatas nelabai tinkamas ir aš jau vėl noriu atstumą nuo Lietuvos. Ir mano vyras nėra tropinio klimato mylėtojas. Tai galiausiai sprendimas buvo Italija. Man labai patinka Italija, nes jinai turi tą trečiosios šalies kažkokią tokia chaosas, bet turi Malaizijos tos vakarienės ilgos, atsipūtimas. Niekas nedirba, ten rugpjūtį nerašykėm mylą. Jo, turi tą ir man tikrai labai kažkaip ir gamta labai patinka ir daug kultūrinių dalykų. Tai va, Italija yra, kur mes išsikraustome šią vasarą. O tada netikėtai mano gyvenime atsirado Londonas, nes įstojau Royal College of Art studijuoti menų. Rugsėjį pradedu mokslus. Tai vat, mano šeima pagyvens Italijoje, aš pagyvensiu Londoną ir mes susitiksim savaitgaliais. Lietuva visada lieka mūsų gyvenime ir Malaizija visada lieka mano gyvenime. Tai taip ir gaunasi tos 4 šalis kaip 2 paveldėtos iš praėjusio etapo. Ir Londonas yra man šitiek paveldėta, nes aš Londone baigiau bakalaurą. Bet dabar tokia grįžimas į mokslus, tokia branda, man labai laukia, labai įdomu, labai atrodo visiškai kitaip žiūrėsiu į mokslus negu 19, kai studijavau bakalaurą. Ir man dar labai jūsų gražiai istorija, kad aš skaičiau straipsnį, kad iš pradžių vienas kitam pasirodė arogantiški. Vis dar atrodom kartais. Ne? Taip pat įdomu, kaip jūs sutarėt, žinai, kad iš pradžio ir ne toksai, kaip atėjo tas toksai įsimylėjimas. Aš manau, kad čia ir buvo iš pirmo žvilgsnio, nes tas ir yra, žinai, labai stipri emocinė reakcija. Mes abu labai stiprios asmenybės ir daug dalykų matome kitaip. Justas iš vienokio pasaulio ateina, aš iš kitokio. Ir tame yra toks nesibaigiantis gal įdomumas. Nes tiesiog visiškai mes pasaulį kitaip matom ir galim vienas kitą maitinti tam tikrom įtakom. Kita vertus reikia tą buitį susiderinti, bet Justas, aš žinau, kitam būna, kai moteris ir vyrai dalinasi buitį ir vyrai padaro kelis dalykėlius ir jau ten būna, wow, kaip jis čia prisideda. Tai Justas iš tiesų yra labai sporto mano karjerai, ten
tarkim, kai aš rašau, padaro pietus, tvarko namus, man atrodo, jo lankstumas ir pagarba man ir neturi to tokio įsivaizdavimo, kad aš turiu šokinėti aplink jo pasaulį ir jis yra svarbiausias, tas ir padeda, mes išsibalansuojame, nes kartais aš pristaikau, kartais jisai ir nesijaučiu, kad turiu kažkaip dėl jo susimažinti. Jis man leidžia būti kompleksiškai savimi. Ir tikrai suprantu, kodėl kai kurie rašytojai ir menininkai, vyrai padarydavo daug dalykų, nes kai kažkas tau padaro pusryčius ir pietus ir nereikia rūpintis buitimi, tiek kartų daugiau gali viską nuveikti. Jo. O jūs dar kartu ir darėt projektus kaip Human App, aš nežinau, gal dar kažką kartu, kaip sekasi kartu daryti? Mes turime investicinį fondą kartu, kuris vadinasi Grožis and Hazelnut Capital ir mūsų šunų vardai. Šiaip neblogai įsitaram, nes tiesiog apsibrėžiam vaidmenis. Justas tuo atveju yra toks kaip vykdomasis direktorius ir jisai pateikė bordui pasiūlymus. Bordas esame mes ir šunis, o šunis dažniausiai visiems projektam pritarė. Aš esu vetavusi tik gal vieną ar kelias projektus dėl vertybinių dalykų, bet mes tiesiog išsišnekam ir sakom, ar šitas atitinka mūsų vertybės, ar tai yra tai, ko mums dabar reikia. Kartais pasišnekam ir Justas sako, jo, aš matau, kad ne. Tai šiaip labai gerai sutaram šitoj srity ir man atrodo labai smagu, kad tam tikrus dalykus aš kaip vežu ir kai kuriuos jisai, tai tarkim, kai darom nekilnojamo turto projektus, aš daugiau priemu sprendimų, jisai tarkim daugiau priemu sprendimų su kažkokiais investiciniais tech labiau dalykais ir taip išsibalansuojam. Okay. O kokie yra jūsų iššūkiai tada? Mes dabar mažą šunį turim. Ir mes turim iš tiesų 3 šunis. 2 šunis yra gimę Malaizijoje ir jam yra 12 metų. Ir turim 3 mėnesių italų greyhoundą. Ir aš labai norėjau 3 šuns, o Justas mažiau norėjo 3 šuns. Ir jisai dabar naktimis cypia ir aš keliuosi 2 kartus per naktį jį vesti. Ir Justas, nors aš darau visą darbą, bet Justas sako, kad jam yra puppy depression. Ir man tai atrodo taip nesąžininga. Tai visokių iššūkių būna. Šitą suprantu dėl šunų, aš kartais būna auklė šunų draugų, nes man labai patinka, bet pati dar neturiu tiek laiko, tai kai gaunu, tai būna fainai pasidžiaugti. Tai jau jeigu naktį budina, tai matau, kaip ir Simui būna tragedija, nes jisai negali dirbti, tai visa diena išeina jam out, labai nekokybiška. Ja. Tai aš suprantu. Čia ne veltui, kaip sako, kaip ir su vaikais santykiai pradeda šiek tiek atsirasti įtampos, nes tu būni tiek pavargęs, tai nėra apie tavo santykį, tai yra apie nuovargį. Kai tu esi pervargęs, tu būni ir zilesnis, tave daugiau dalykų netenkina. Jo. Aišku, su šunimis yra smagu, kad jie, 2 savaitės, 3 savaitės ir jie jau paauga ir viskas. Su vaikais daug reikalų, jie pat užauga ir nuomonę turi. 14 naujas problemas. Bet ir manau, kad tie iššūkiai yra labai apie tai, ką mes kalbėjom. Kažką atpažįsti savyje, kažką pamatai savo sutuoktinyje. Ir kol turi tą atvirą komunikacijos kanalą, kad gali apie tai šnekėti, tol viskas labai gerai. Nuo tada, kai užsidaro ir nebegali reflektuoti, nebegali pasakyti, kad man nepatinka, kaip tu elgiesi, kai aš vairuoju. Tada viskas, tada tai tampa didžiulė problema, o kol gali visai juokaudamas, nes, tarkim, aš nesu labai gera vairuotoja, neseniai pradėjau vairuoti ir šiaip bijau vairuoti. Ir ypač Vilniuje, nes žmonės čia labai tokie kaip teisuoliški ir ten pypsina ir dieve, ne ten pasuksiu, aš kol ten susigaudau, į kurią juos tai važiuoti. Nu, stiek, tai man naujas dalykas.
Ir aš viską noriu, kad jūs tas sėdėdamas šalia manęs, aš vairuoju, jis man padėtų ir būtų mano toks kaip cheerleader. O jisai kabinėjasi prie visko, ką aš darau ir kritikuoja ir jam atrodo, kad taip jisai mane paremia, o aš visai ką kitą noriu. Taip, suprantu. Jo, bet tai čia ir yra tokie, žinai, kur truputį išsisprendė ir tie. Ačiū tau labai, buvo labai gera šnekėtis ir mane kuo tolyn, man atrodo, kuo aš daugiau kalbinu žmonės šitame podcast'e, ir tas ryšys, žinai, atrodo užsimesga su tuo žmogum, kur taip trumpai ar ne, bet gera pažinti ir netgi grožis kažkaip, man tas žmogus toks gražus pasidaro visapusiškai, tai man tu labai graži ir dar norėčiau ir gėlyčių palauk. Tau padovanot.